New Crush, aš perku kosmetiką internetu. New Crush, aš perku, nes kokybę perkeliu. New Crush internete užsisakyk kosmetiką, nes kokybė čia aukšta produktų visa gausa. New Crush, aš perku, maisto papildus randu. New Crush, aš perku, nes kokybę perkeliu. Kaip gera. Gera su jumis šį kartą sveikintis. Laikotarpį, kuriame norisi sustoti. Kartais net ne tik norisi, o esame priversti atsigręžti į šeimą, atsigręžti į bendruomenę, atsigręžti į tuos žmonės, kurie mums yra patys svarbiausi. Vieną tokių žmonių šiandien turiu visai šalia savęs. Ir nekantraudama noriu dedikuoti kalėdinį tinklalaidės metą bendrystei. Bet prieš atskleisdama šį žmogų, kuris man asmeniškai yra brangus labai ir yra brangus labai mūsų visai Start for Networking bendruomeniai, noriu padėkoti mūsų brangiems partneriams New Crush. Nes tik jų dėka ši tinklalaidė pagaliau pasiekė tas moteris, kurios ilgai seka Start for Networking bendruomenę, bet galbūt nedrįsta su mumis susipažinti arba prisiliesti prie mūsų. Dėkoju New Crush ir sakau sveika mano brangi partnerė Vilma. Labas, mieloji. Labas. Malonu su tavim būti. Žinai, toks netikėtas formatas mums. Paprastai mes su tavim matomės ne eteryje, o gyvame, žinai, tinklaveikos susitikimų rate. O šiandien kviečiu tave pasileisti plaukus ir pabendrauti apie tai, ko mūsų bendruomenė apie mus dar nežino, arba dalis yra dar prie mūsų gyvai neprisilietę. Super, man labai malonu būti ir iš karto toks man prisiminimas, kad paskutinį kartą, kai mes darėme tokį įrašą, buvo karantinas ir mes online būdu šventėme Kalėdas, ar tai mūsų gimtadienį, bet buvo toks susitikimas mūsų, tai mes su tavim už gyvą bendravimą labiau ir dažniau susitinkam gyvai negu kad online. Nepaslaptis, kad prieš šią tinklalaidę pakalbinau Start for Networking klubų lyderės, tam, kad jos iš anksto galėtų mums užduoti klausimus arba nukreipti mus linkme, ką norėtų apie tiek tave, tiek mane išgirsti tiesioginėme eteryje. Tai pirmas momentas, kas vis dar labai smalsu visiems, tai kaipgi šitos dvi šitokios skirtingos asmenybės susipažino. Vilma, primink mūsų pažinties istoriją. Mes susipažinom su Ramunė iš tiesų per Ramunės mokymus, jeigu aš gerai pamenu. Ramunė buvo lektorė, o aš buvau studentė. Pranešimo metu Ramunė pabaigoje davė tokią užduotį, jog išdrįstume pakviesti į pasimatymą jums patinkantį žmogų, kurį gerbėte, su kuriuo gal nedrįsote anksčiau susipažinti. Bet aš pakviečiau Ramunę. Kaip sakant, tai va, nes Ramunė paliko tokį šiltą labai įspūdį kaip pranešėja ir aš nusprendžiau, kad man reikia susipažinti su šia moterimi ir aptarti keletą dalykų. Žinai, man toks juokas, Vilma, tavęs klausant. Čia, žinai, toks, kaip labai dažnai vyrai elgiasi. Pamato moterį ir sako, šita moteris bus mano žmona. Tai tavo atveju, žinai, pamačiau moterį, šita moteris bus mano verslo partnerė. Ne, iš tiesų taip nebuvo, kad šita moteris bus mano verslo partnerė. Aš tuo metu neturėjau idėjos apie bendruomenės kūrimą, bet tuo metu aš buvau tokio ieškojimo fazėje, kur aš norėjau kažką tai keisti tuometinėje savo veikloje, savo gyvenime. Ir galbūt ieškojau įkvėpimo, kažkokių idėjų, minčių. Tai nebuvo tas susitikimas ir tu prisimeni, ne, Ramunė? Tai nebuvo tas susitikimas, per kurį aš pristačiau savo idėją. Taip, aš juokauju, žinai, nes čia kartais gyvenimas, mes gyvename, o, kaip ten sako, dievulis viską nukreipia savais keliais. Iš tikrųjų, dažnai man tenka išgirsti klausimus, sako, jūs tokios skirtingos, kaip jūs sugalvojate kurti tą verslą kartu. Ir aš labai dažnai žmonėm atsakau, jog
ne veltui tos skirtingos asmenybės ir gali daug nuveikti kartu. Nes kai vienas turi vienokį požiūrį, kitas turi kitokį požiūrį ir mes apjungiame tas savo idėjas, tai labai dažnai projektai būna labai vaisingi, sakykim taip, nes jie apima ir pragmatiškumą, ir kūrybingumą. Tai yra turbūt tas dvi savybės, kuriomis mes skirtingai ir pasižymime. Tikrai taip. Nemanau, kad jeigu mes būtume labai panašios, kad mums pavyktų apskritai kažką tai sukurti, nes tiek charakterio, tiek asmenybės skirtumai jie irgi turi privalumų ir aš šitą dalyką jau seniai buvau pastebėjus, kad bet ką darant apskritai, jeigu žmonės turi daugiau skirtumų nei panašumų, jie kažką tai greičiau ir daugiau padaro, negu kad būdami labai panašus, nes labai panašiem būnant, tiesiog arba tai bus labai trumpa kelionė, arba jinai bus labai linksma. Tebūnie mūsų kelionė ilga, galbūt ne visą laiką linksma, bet vaisinga kelionė. Teisingai? Tikrai taip. Mieloji, jeigu manęs atmintis neapgauna, tai yra mūsų 4-osios Kalėdos drauge. Žinok, mieloji, dėja tave atmintis apgauna, nes aš vienintelį klausimą, ką pasiruošiau, tai suskaičiavau metus, tai šiaip 5 Kalėdos yra. 5 Kalėdos kartu, Taip. Fantastika. 5 Kalėdos, jos visos yra labai skirtingos. Kaip tu matai retrospektyviai, kokios tos Kalėdos buvo mūsų organizacijoje ir kokios šitos būtent Kalėdos yra? Ar jos skiriasi nuo visų kitų? Žinoma, kiekvieni metai skiriasi, kiekvieni metai palieka savo antspaudą ir įsimintiniausios, tai gal apskritai įsimintiniausi metai, tai buvo karantino metai, nors tai buvo gal, sakykime, ir patys sunkiausi metai, bet manau, jog jie mūsų organizacijai ir mums abiems buvo patys vaisingiausi, nes mes įrodėme tą gražų posakį gyvai, jog tai, kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresniais. Tai karantinas buvo iš tiesų tas iššūkis, kada aš tikrai galvojau, kad, viskas. Viskas ir taip gražiai ir baigsim, bet net nepradėję ir baigsim. Tai va, o gavosi viskas taip, jog mes pradėjome švęsti Kalėdas tarptautiniu mastu, tarptautinėje bendruomenėje, apjungdamos moteris iš įvairiausių pasaulio kampelių. Tai va, o kuo šios Kalėdos bus išskirtinės, tai tikriausia tom, jog tai toks mūsų pirmas mažas jubiliejus, 5 metai, artėja 5 metai. Mažas jubiliejus ir nekartą mes ir pačios esame girdėję ir turbūt daugelis verslų yra girdėję, kad pirmieji 5 metai yra patys sudėtingiausi bet kuriame versle. Ir aš pati jaučiu, kad tikrai tie 3 metai buvo kertiniai tam, kad išspurtuoti ir įrodyti, jog ta veikla, tie procesai, kurių mes ėmėmės prieš beveik 5 metus, gali padaryti pokytį moteriškoj verslo aplinkoj, gal galima taip pavadinti. Ir tie 5 metai, toks jausmas, kad yra lyg užtvirtinimas ir tik dabar gauname tą rinkos pasitikėjimą. Ir daugelis moterų, su kuriamis susitinkame labai skirtingose erdvėse, nebūtinai Start for Networking bendruomenės viduje, jau yra bent sykį ir bent kažką apie mus girdėję. Tai aš manau, kad tai yra didžiulis pasiekimas ir įkvėpimas mums nesustoti. Dar dažnai, moteris juokiasi, sako, kaip apie tos moteriškosios partnerystės mitus. Mieloji, ar tau labai sunku su manimi? Kaip čia tau pasakius? Yra tikra tiesa, ne, ir graži tiesa. Tai tikrą tiesą pasakysiu, gerai? Tai būna visaip, bet iš tiesų man smagu ir, kaip sakiau, jeigu mes būtume labai panašios, tai būtų tikriausiai sunkiau, nes jeigu būtų 2 Vilmos arba 2 Ramunės, tai būtų sudėtinga, ne? Tai va, ypač su 2 Vilmom. Tai va, o atsakant į tavo klausimą, tai manau, kad
mūsų kelionė yra labai žavi, labai prasminga ir įkvepianti ir visame šitame, sakykime, Starfo networking bendruomenės fone man tai yra vertingiausia patirtis, tai partnerystė. Vakar mums pietaujant, tu pasidalinai labai gražią ištrauką arba mintimi iš spektaklio, kuriame visiškai neseniai buvai, apie tai, jog keliaujant lyderio partnerio keliu, kartais suoliukas dviem pasidaro per trumpas. Kaip manai, kodėl gyvenime partnerystėje taip atsitinka? Taip, iš ties graži mintis, gal trumpai klausytojams pasakysiu, apie ką mintis to spektaklio buvo tokia, jog du garsūs pianistai pasiekę savo šlovės, garbės viršūnę, pradeda ginčytis tarpusavyje dėl suoliuko dydžio. Ir vienam ir kitam atrodo, kad suoliukas trumpėja, mažėja ir dviese vietos tenai nebėra. Bet tenai telpa tik vienas ir finale spektaklio ten tas suoliukas iš vis susitaukia ir nebetelpa net vienas ant jo. Tai kalbant apie partnerystę, apie tą suoliuką, tai svarbu iš tiesų atsirinkti partnerį versle pagal savo vertybės, gal net ne pagal charakterį, ne pagal kažkokias tai asmenybės dedamasias dalis, bet pagal vertybės. Man asmeniškai atrodo, kad tai yra svarbiausia, renkantis verslo partnerį. Aišku, mes gavosi, kad viena kitos nelabai ir rinkomės, mus tiesiog taip gyvenimas gražiai suvedė ir aš esu labai dėkinga už tą suvedimą, už tai, kad mes turim vieną kitą. Tai va, ir linkiu, kad mums tas suoliukas nesumažėtų niekada. Žinai, dar labai dažnai pasidalinsiu ir su mūsų sekančia bendruomenė. Nekartą viena kitai esame prasitarę, kad ačiū Dievui, jog nei viena, nei kita nesame viena. Nes partnerystėje mes galime nueiti gerokai toliau, partnerystėje mes galime nueiti kūrybingiau, nes ypatingai moterim savoka palaikymas yra labai svarbi ir niekada negali žinoti vienas visko, bet turėjimas su kuo pasitarti, pasidalinti, į ką atsiremti tais momentais, kai yra sudėtinga, yra tiesiog nepaprastai vertinga. Tai aš lygiai taip pat didžiuosi, kad ant to suoliuko patogiai sėdime abi ir aplink tą suoliuką yra labai daug moterų, kurios mumis pasitikė, kurios mumis žavisi ir kurios nori eiti tuo keliu drauge su mumis. Bet man dar smalsu, žinai, Vilma, tavęs paklausti, o ką tu pati kaip verslininkė, kaip solo verslininkė gauni šitoje bendruomenėje? Ką tu čia realizuoji? Man bendruomenė duoda papildomos motivacijos ir energijos. Energijos siekti aukštesniųjų tikslų ir įgyvendinti savo pašaukimą, galbūt misiją ir kitaip tikriausiai, sakau, aš tau jau nekartą sakiau, kad kiekvienas žmogus tikriausiai pasirenka tokią verslo kryptį, nišą pagal savo stiprybės, pagal talentus, duotybės. Mes tavingi nesugalvojom kurti, nežinau, kokios nors ten biologinių augalų laboratorijos, nes mes nesam chemikės, biologės ir panašiai. Mūsų stiprybė yra bendravime, komunikacijoje, žmonių talentų atskleidime ir matyt taip yra, kad pats talentas, tavo vidinis talentas, jeigu tu jam leidi pasireikšti, jis pasirenka tą sritį, kurioje tu jausiesi geriausiai. Tai man asmeniškai bendruomenė yra resursas, kuris užpildo tas sritis, kurių negaliu kitur užpildyti. Galbūt taip. O tau? Žinai, aš nebūsiu originali ir pasikartosiu, jog pagrindinis dalykas yra vertybės. Ir aš ir pagal asmenybės tipologijos bruožus esu žmogus, kuris nepaprastai orientuotas į socialinius ryšius. Ir kai pradėjau labai detaliai analizuoti save, per skirtingus testus aš supratau, kad mano stipriausia savybė yra komunikacija,
empatija, įsiklausimas, apie ką yra kiti žmonės. Todėl aš labai mėgstu pardavimo procesą, bet nemažiau mėgstu žmonių jungimo procesą. Ir kai viso to pasekoje gali būti ne tik savo svajonės įgyvendinimo procese, bet ir kito žmogaus sėkmės istorijos dalimi, tai jauti turbūt tą tokį patį didžiausią išsipildymą, nes tada tu supranti, jog tu negalvoji tik apie save. Tu pakankamai dėmesio skiri ir atsakingai tai darai, komunikuodama su kitais žmonėmis. Ir man tai yra labai svarbu, aš net savo kitose veiklose stengiuosi vadovautis tomis pačiomis vertybėmis ir mainytis maksimaliai tuo, ką aš turiu, žiniomis, kontaktais, gera nuotaika, įkvėpimu, visą tai, apie ką turbūt aš esu pati. Labai gerą momentą paminėjai, jungimosi procesas. Tai aš atpažinau irgi save, aš nuo mažų dienų buvau tas žmogus, kuris viską organizuoja, ir gerus, ir nelabai gerus dalykus. Tai buvau tokia nuo mažumės aktyvi, norinti suburti, norinti turėti daug draugų ir taip, gera būti su žmonėmis, man gera. Tikrai dažnai klausia žmonės, ar mes nepavargstame nuo tų žmonių. Ir tikrai aplink mus daug moterų, jos visos labai skirtingos, jos labai skirtingo to dėmesio nori ir dėl labai skirtingo to dėmesio jungiasi į bendruomenės. Ar pavargsti nuo žmonių? Žinoma. Čia tikrai, aš manau, bet kas į šitą klausimą taip atsakytų, kas dirba su žmonėmis, kad nuo žmonių yra pavargstama, bet lygiai taip pačiai nuo žmonių yra pasikraunama. Tai labai svarbu atsirinkti, su kuo bendrauti ir kiek bendrauti ir daryti pertraukas. Tai čia, kaip atsakyti, mūsų produktas iš esmės išskirtinis yra, ne? Nes mes ne tik, kad bendraujame su žmonėmis, bet mes iš žmonių kūrėme produktą. Ir šitoj vietoje aš taip irgi ruošdamasi šitam pokalbiui galvoju apie tai, kad kurti bendruomenę tai ne tas pats, kas kurti bet kokią kitą paslaugą. Dėl to, kad kurdamas paslaugą, tu samdai žmonės, tu irgi tą paslaugą šlifuoji, tu stengiasi patenkinti žmonių poreikius. Bet mūsų su tavim atveju yra toksai, kad mes pirmą kūrėme žmogų, tada kūrėme bendruomenę, ir tada tik tai iš to gaunasi paslauga. Tai reiškia, kad mes turime užtikrinti, prieš duodami paslaugą, mes turime užtikrinti bendruomenės kokybę. Dar vienas momentas, kurį aš išgirdau visai neseniai, kai susilaukiau vieno neigiamo komentaro savo socialiniuose tinkluose. Viena moteris man tokia labai įdomią mintį pametėjo, sako: Ramune, tu gyveni savo susikurto socialinio kapitalo burbule. Negalvok, kad už jo ribų esantis pasaulis yra lygiai toks pats pozityvus. Ir aš supratau vieną dalyką savo, jog aš sąmoningai kūriau tą burbulą ne tik savo, bet ir kitoms moteriams. Nes yra didžiulė dovana susikurti bendruomenę, didelę, plačią ir kokybišką, kuriai tu rūpi, kuri tave besąlygiškai palaiko ir nuolatos nori tapti tavo sėkmės istorijos dalimi. Ir aš iš tiesų linkiu žmonėm, ne tik moterim, bet ir vyram, 2024 metais atrasti tokią terpę. Būkime tame burbule ir kurkime ją sąmoningai. Tikrai taip, Ramunė, ir aš dar papildysiu tiesiog tokią įžvalgą atėjo tavęs beklausant, jog susikurti negatyvę aplinką pastangų didelių dėti nereikia. Išeini į gatvę, ar tiesiog išvažiuoji su automobiliu į gatvę ir iš karto gauni tą negatyvę aplinką, ne? Nes kažkas tai nori tave aplenkti, kažkas tai tau kažką rodo per mašinos stiklą. Tai sukurti negatyvę aplinką pastangų nereikia, o jūs pabandykit sukurti pozityvę aplinką. Va tiesiog paimkite ir susikurkite ją.
Ir šitoje vietoje taip, pozityvių žmonių yra galbūt mažiau, bet kadangi mes esame su tavimi Starfo Networking bendruomenėje, mes labai daug pozityvo gauname ir aš labai džiaugiuosi, jog mes esame šiame burbule, o ne kažkokiame kitame burbule. Ir mes turime daug burbulų, daug įvairių pozityvių burbulų, iš kurių mes galime mokytis, įsikvėpti, augti, dalintis. Tai tokiu būdu aš manau. Aš tau pritariu, Vilma, ir džiaugiuosi, kad mes sukūrėme rinkoje burbulą, kuriame moteris, padedame jiem išstartuoti, drąsiai kalbėti ne tik apie save, bet ir apie savo verslus. Ir iš tikrųjų matome nuostabias kolaboracijas, kai žmonės susijungia, daro bendrus projektus ir jie tampa tikrai dideli ir sėkmingi rinkoje. Ir visai pabaigai noriu tavęs paklausti. Čia toks iš vis, klausimas, kur galbūt net netikėtas, bet labai dažnai mums užduodamas. Mielosios, sako, tai kągi jūs parduodat? Ką mes parduodam? Parduodam energiją. Tai iš tiesų, energiją kažkas turi gaminti. Tai mes esame moterų elektrinė. Tai parduodam moteriškus energijos kilovatus. Fantastika. Žinai, brangioji, ir dar visai pabaigai, kaip ir su kiekviena moterim, kuria turime galimybę būti šitoje tinklalaidėje, taip ir su tavim noriu pasidalinti mūsų metiniu renginiu, kuriam, žinai, ruošiamės iš peties, šiemet jis bus magiškas, šiemet jis bus netikėtas ir mes jau turime beveik didžiąją dalį bilietų pardavusios. Sakyk, prašau, ką norisi pakviesti ir ką norisi tau dar papildomai pasakyti moterim, kurios sausio 12 dieną pasirengusios švęsti naujuosius metus drauge su Starfo Networking bendruomenė. Iš ties, tai didžiausias mūsų renginys, kuriam mes su Ramūne labai atsakingai ruošiamės ir pradedam ruoštis jau iš anksto. Beje, šių metų temą mes sugalvojame jau rugsėjo mėnesį ir tema vadinasi Magija, cirkas, iliuzija, pasaka. Atskleisk tą savo dalį, apie kurią gal kiti nežino arba gal kurios tu nedrįsti parodyti kitiems. Tai mūsų toks lyg siekis, šūkis padėti moterims dar labiau išsilaisvinti ir būti savimi, nusimesti tas kasdienybės ir įvairias profesinės kaukės ir tiesiog leisti būti savimi. Ir ką aš noriu pakviesti į šį renginį, tai visas moteris, kurios galbūt savo aplinkoje jaučiasi nesuprastos, kurios jaučiasi vienišos, kurios turi solo verslus ir nedidelius verslus, kurie neorganizuoja kalėdinių vakarėlių, juk yra taip. Yra žmonių, kurie dirba pavieniui, tiesiog samdo trečiasias šalis ir jie neturi savo komandos, su kuo atšvęsti. Tai Starfo Networking gali būti nuostabi jūsų komanda. Čia renkasi tik pozityvios moterys ir tikrai mielai kviečiam prisijungti ir patirti tą tinklaveikos magiją kartu. O visos tos, kurios dar pas mus nėra buvę, bet labai smalsu pasižiūrėti, kokios moteris yra Starfo Networking bendruomenėje. Tai yra puikia galimybė ją pamatyti iš vidaus. Iš tiesų visai mūsų bendruomeniai, visoms moterims linkiu būti drąsioms, nebijoti. Yra toks labai gražus posakis. Drąsa tai baimė sukalbėjusi visas savo maldas. Tai mielosios, jeigu kažko bijote, tai visas maldas sukalbėkite dar šiais metais, kad į kitus metus žengtumėte drąsios. Iki kitų malonių susitikimų bendrystėje. Iki.